Labai didelė garbė tikrai, kad dalyvauju šitame festivalyje. Puikus darbas, puiki galimybė jauniems atlikėjams kaip tramplinas susipažinti su publika, skleisti žinią, skleisti tą repertuarą, kuris nėra labai populiarus. Jie daro milžinišką darbą jaunimas, kad populiarina. Esu labai dėkinga, kad galėjau prisijungti su savo žiniom. Ir aš labai linkiu ir festivaliui, ir šitiem atlikėjam, kiek įmanoma daugiau plėtoti šitą liniją, tęsti ją, neprarasti entuziazmo ir būti tokiem, kokie yra. Pradžia inicio tai buvo visiškai netikėtai, aš tiesiog mėgavausi gamta, bėgau ir pagalvojau apie savo studijų laikus, studijų metais sutiktus žmonės, kokie jie nuostabūs buvo, kokie mes gražų santykį išlaikėm, kaip būtų faina smagu pakoncertuoti ir iš to atrodo, kaip būtų smagu koncertuoti ir parodyti daug muzikos ir gražių dalykų publikai ir kilo ta mintis, kad reikia kažką tokio suorganizuoti, kad tai būtų ne tik mūsų mažas būrelis draugų, o kažkas daugiau. Nes visi baigia mokslus, jie susiduria su tuo tokiu klausimu, o kas dabar? Aš manau, kad startas yra tas atsakymas. Dabar prasideda tavo karjera, dabar yra tavo galimybė ateiti į sceną, dainuoti su profesionalais, galų gale atrasti partnerius ir draugus, su kuriais gali koncertuoti ir rodyti savo galimybės visame pasaulyje. Tai inicio yra ta vieta, kur gali atsiskleisti ir susirasti bendraminčių, draugų ir kurti. Бог
Tiesą pasakius, tai šitas festivalis yra dalinai mano startas, kadangi jau senai Lietuvoje nedainavau, nebuvo tokios galimybės, nuo savo mokslo neturėjau tokios galimybės čia dainuot. Visų antra, pirmą kartą Anykščiuose, pirmą kartą šitam festivalyje ir pirmą kartą tokį repertuarą su kvartetu dainavau. Tai tikrai yra kažkas ypatingo, kažkas naujo, kažkas įdomaus. Wesoły, szczęśliwy, krakowiaczek cija, a mój konik siwy raźno się uwija. Uwiej się raźno, bierz, kopytkami ognia grzesz. Czapeczka czerwona na głowie mi płonie, pokazuje ona, że mi gore w lonie. Gore serce pędzi koń, a dziewczęta klaszczą w dłoń. Gore serce pędzi koń, a dziewczęta klaszczą w dłoń. Czapki pawie pióro, barwa mi się mieni, jak dzionek za chmurą, gdy go świt rumieni. Dumnie błyszczy pawi puch i jedumny Jezu. Krakowiaczek cija, pędzę sobie żwawo. Kto mnie wymija, plunę w twarz kurzawą. Bo ja sobie pani król wśród zielonych łąk i pól. Bo ja sobie pani król wśród zielonych łąk i pól. W koloszu mi zboże, klania mi się klosem, a jak zbiorę zorze, to pobrzęknę trzosem. A dziewczęta z całej wsi będą się przymileć mi. I ta ładna, lecz próżnej ich chęci. Obo mnie już żadna nie zwabi, nie znęci. Jedno tylko serce mam, jedną tylko kalkę znam. Jedno tylko serce mam, jedną tylko kalkę znam. Aš labai džiaugiuosi, kad prie mūsų prisijungė pianistė Lina Giedraitytė. Ji yra tiesiog nuostabi, visiška scenos profesionalė, tai su ja yra vienas malonumas koncertuoti. Aš atsimenu mūsų pirmą repeticiją, kai mes tiesiog susitikom, daviau jai natas ir jinai pradėjo groti, o aš tiesiog dainavau ir buvo nepaprastai geras jausmas. Šitame koncerte manau, kad irgi tą patį pajusiu tiek aš, tiek visi žiūrovai. Ta gerą jausmą, kai tiesiog du žmonės susitinka ir muzikuoja. Negalvoja apie techniką, negalvoja apie kažkokius savo buities dalykus, o grynai pasineria į tą muzikinį pasaulį. Co nam rozmawia?
Kiekviena iš šitų, kurias mes atlikom dainų, yra ypatinga to, kad jos visos yra labai skirtingos ir tuo tarpu į save labai panašios. Ir kiekviena perduoda kažką kito, kažkokią kitą emociją, kitą muziką. Man visi labai brangus kūriniai Moniuškos, nes daugelį iš jų aš verčiau, daugelį iš jų atlikau. Ir čia turbūt yra tas kompozitorius, kuris kažkaip mane taip ragina nepamesti muzikos. Visame kame, tiek domintis istorija muzikos, tiek kūriniais, tiek jų analizė ir panašiai. Znasz li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa?
Manau, kad šitas festivalis yra labai svarbus, kadangi jeigu pasižiūrėsim į užsienio šalis, tai visose šalyse yra tokie festivaliai. Ir manau, kad pas mus yra tikrai tokių festivalių per mažai tokių iniciatyvų. Ir manau, kad kiekvienas, nesvarbu, ar tu esi labiau patyręs ar mažiau patyręs, turi pasirodyti tokiam festivalėje, kad žmonės apie jį sužinotų, kad žmonės jį pažintų ir galėtų jį išgirsti. Vyko viena paskaita Šopeno universitete ir dėstytoja paprašė kiekvieno atsistoti ir pristatyti. Ir staiga Adam sako, jestem Adam Nacevič, z Vilno, učilam čia ir ten toliau pradeda lenkiškai kalbėti. Ir aš iš auditorijos, ką, tu iš Lietuvos? Ir mes pradėjome tiesiog lietuviškai kalbėti. Vidury paskaitos ta dėstytoja žiūri į mane, į Adam, į mane, į Adamą. Ir mes po to nusprendėme, kad viskas, mums reikia pasikalbėti po to ir pasirodo, kad mes baigėm tą pačią mokyklą, mokėmės vokalo pas tą patį mokytoją Liutaurą Navicką. Nu, žodžiu, labai faina buvo, kad pasaulis pasirodo yra toks mažas ir va, mes netikėtai susitikom. Palaikėm ryšį, viens kitam vis paragindavom nesustoti ir galų gale padaryti programą tokią. Kajku zielonym, dziewczyny jagody, na koniku rodem jedzie panieć młody. i grzecznie się słoni, i z konia zeskoczy. Ono się zakłoni, nas puści oczy. Dziewczyno kochana, dziś na pełną lobby, z kolegami z rana przybyłem na lobby. Lecz trafić nie mogę, gdzie leży miasteczko. Wskaż mi proszę drogę, piękne pastereczko. Szybko bieg z lasu, ścieżka na wywiedzie. Jeszcze je pan zawczasu do domu zajedzie. Widzisz pan to drzewo w kozioł brzoskie, tam zaraz na lewo, pole koło wioski, przyzęty zarostek prawo na rzeczką. Tam młynek i mostek i zaraz miasteczko. Pani podziękował, czule rączkę ścisnął, chustkę pocałował, na kolinkę świsnął. Siadło srogo spina, już nie widać jego. Wystygła dziewczyna. Ja nie wiem dlaczego. Gajku zielonym, dziewczyny jagody, na koniku wronym jedzie panieć młody i woła z daleko. Pokaż inną drogę, za wioską jest rzeka, przejechać nie mogę. Ni mostu żadnego, ni brodu wytropić, chcesz mi mnie młodego, nie ją kochać. To jedź pan Grażyno na prawo kurhanu. Bóg zaplać dziewczyno. Dziękuję wręcz panu. Jasna drużyna, już nie widać jego. Wesoła dziewczyna. Ja nie wiem dlaczego. Koniku zielonym, dziewczyny jagody, na koniku wronym jedzie paniecz młody. I zawołał znowu. No przeciwną drogę, za wioską jest rzeka, przejechać nie mogę. Miejże w te szlaki nikt z dawnego czasu, chyba wieśniak jaki podszedł do lasu. Płonuje dzień cały, koniem nie pomazał, jedzie zadyszany, konik się zakasał. Siodło i sponika, pragnienie ugaszę, okiem znam konika i puszczę na paszę. I grzeczny
Krzyk dmuchał w tę stronę Dąbrowej, że do mnie dosłuchał panicza rozmowy. Bez zupełnie zmiany, to pewnie wyczytał, że więcej dziewczyn. o drogiej nie pytał. Venecija yra startas ir kada įvyko mano startas, labai čia geras klausimas, bet aš manau, kad mano startas įvyko tada, kai aš turbūt pradėjau dainuoti. O pradėjau dainuoti tada, kai išvažiavau į Varšuvą ir studijavau truputėlį metus pas tokią labai nuostabią profesorę Jadvigą Rapę. Jos dėka aš pradėjau dainuoti, jos dėka susipažinau su Moniuška. Vilija yra daina, kurią man parodė profesorė ir pirma daina, kurią aš atlikau. Ir tai užkabino mane tiek tęsti tą dainavimą, tiek domėtis kamerinę muziką, tiek ir domėtis grynai konkrečiai Stanislovo Moniuškos kūrybą.
Vilija ir Domėmna yra kaip ir panašios stilistikos dainos, bet Vilijos dainoje yra tokie žodžiai Vilija znikla v ukochanim Nemunie. Tai reiškia, kad Neris išnyko mylimam Nemune. Ir po to Adamas dainuoja, o Nemunės sraunus, kur tavo vandenai. Tai čia tokia mini simbolika. Mūsų pirmasis duetas bus Panić i Dziewczyna, antrasis Dziad i Baba. Nu tai va, Panić i Dziewczyna jaunuolis ir mergina ir vaikinas, kaip jie susitinka, kaip jie pamato vienas kitą ir jaunuolis daugiau nebeklausia kelio, pasilieka su mergina, o Dziad i Baba, nu, man toks pasirodo tokia graži sąsaja, kaip jauna mergina su vaikinu liko ir ilgai gyveno ir ginčijasi, kuris išeis į kitą pasaulį pirmas. Thank you.
być nie może. Ktoś choć chwilę wrzucona. Byle tylko nie ona. Przetuża wola mama, jestem starsza od ciebie. Za chwilę bardziej słaba, zapłacisz po pogrzebie. Nie wczudy moja miła, jak kaszle bez ustanku i zimna mnie mogila przykryje lada nam. Nie wrzucaj, Nie kochanie, nie mówię, dość już tego, dla ciebie plec zostanie. a tobie nic dlaczego. I tak dalej, jak zaczęli się kłócić, tak się z miejsca porwali. Matkę chcieli porzucić. Porzucić. Bóg powoli. Kto otwórzcie proszę. Posłuszna waszej woli. Śmierć jestem skończony. I dbamy drzwi otworzyć. To jest za mnie słaba, ja pójdę się położyć. Odpowiedziała. Jest mi za słowo stoję, jest mogę na mnie wola i szoszą z łaski swojej. Ty otwórz moje rura. Baba za piecem ścicha, kryjówki sobie szuka. Dziad od wejścia wpycha, a śmierć stoi